Palikę neapšildytus angokraščius mes ne tik prarandame iki 20% šilumos, bet ir sudarome sąlygas bujoti pelėsių būsto viduje. Iki šiol neturėjome paprastų, patikimų medžiagų angokraščiams apšildinti. Bet šiandien jau turime. Umka – tai naujos kartos termohidroizoliacinė medžiaga tinko pavidalu. Tai ekologiškas, nedegus, baltos spalvos mišinys, pralaidus orui, atsparus drėgmei bei ultravioletiniams spinduliams. Tai vienintelė ir šiai dienai nepakeičiama šilumą izoliuojanti medžiaga, turinti tiek teigiamų savybių savyje ir šiai dienai nieko nepakeičiama apšildinant būstą. Tinkas Umka labai kibus, todėl jį užtepti gali bet kas. Tam padaryti nereikia statybininko pagalbos. Tai reikia tik lango angokraščiuose pritvirtinti kreipiančiasias 1,5 cm storio lysteles ir užtepus tinkamą tinko sluoksnį nubraukti mentelę šablonu. Vieną mentelės šablono galą braukti lango rėmo krašteliu, kitą galą pritvirtintos lystelės šablono pakraščiu. Gausime baltos spalvos dekoratyvinį tinką samanėlę, kurio nebūtina dažyti. Prie lango rėmo rekomenduojama tepti iki 4 cm storio tinko sluoksnį, o angokraščio kraštuose ne mažiau kaip 1 cm. Tokiu atveju angokraštyje prie lango rėmo turėsime šiluminę varžą 0,62, tai yra dvigubai didesnė nei nuo sienos krašto iki lango rėmo. Šilto tinko Umka šiluminis laidumas yra 0,065. Taip ne tik apsisaugosime nuo pelėsių, bet ir sutaupyta šiluma mums garantuos investicijos atsipirkimą jau pirmais šildymo sezono mėnesiais. Taip pat tinkas Umka jums bus nepakeičiamas ir apšildinant vidinius angokraščius. Tai vienintelė mineralinės kilmės, ekologiška, praplečianti išorinės sienas apšildinant būstą iš vidaus, ypatingai efektyvi, komponuojant ją su akito betono blokeliais, Aeroc ar Multipor. Per 6 cm storį galima pasiekti šiluminę varžą iki 1,2 ir taip sienos varžą padidinti dvigubai ir turėti kvėpuojančias sienas su medinio namo komfortu. Lygiai taip pat su tinku Umka galima apšildinti būstą iš išorės, užsandarinti daugiabučių namų tarp blokinės siūles. Šio tinko pagalba jūs lengvai suklijuosite statybinius blokelius ir išvengsite šiluminių nuostolių siūlėse, bei priklijuosite akito betono blokelius prie esančios sienos, sudarydami papildomas šilumines varžas statybinėse konstrukcijose. Termohidroizoliacinis tinkas Umka jums padės visur, kur reikia tausoti šilumą, apsaugant būstą nuo perteklinės drėgmės ir šiluminių nuostolių. Daugiau informacijos rasite www.umka.lt.